Aizė Vongas. Žalgiris pasiema žaidėją, nežinau kaip pavadinti, nieko nesitikiu, bet gal kažką parodės, bet iš esmės nenoriu, kad būtų Tyus Websteris šiaip vienintelis dalykas. Kas man nepatiko šitam pasirašyme, tai kad žaidėjas, mano nuomonė netokio profilio, kokio trūksta Žalgiriui. Ar mano didžiausia baimė, kad su juo aikštėje Žalgiris ne tai, kad į pliusą eis, bet gali ir į minusą. Mes pamatėm tos trumpesnės rotacijos naudą jau šiuose rungtynėse. Aišku, vienas mačas, čia taip gal ir nesilaikys ilgai, bet tu matai, kad Sirvydis, Brazdeikis gavę daugiau minučių, jie tau gali duoti daug naudos. Dabar ar įėjęs Vongas per pirmus kokius, 3-4 mačus nežaisto į minusą, ar jisai neskandins komandos su, tarkim, 30 metimų. Apie Vongą, galima spręsti, tarkim, aš pasižiūrėjau 2 mačus G lygoje ir pasižiūrėjau jo pasirodymą prieš Pistons. G lygoje, dieve mano. Bet iš esmės, buvo tokių keli pasakymai iš žmonių, kurie dirba krepšinėje, kad sako, aš jo neimčiau į vidutinį LKL komandą. Tai žmonės, kurie matė jį daugiau negu aš ir tų kartų sudėjus. Tai negali sakyti, kad negali spręsti apie žaidėją pažiūrėjęs. Man nepatiko jo labai metimų selekcijos ir kiek skaičiau jo skauto atsiliepimus apie jį, jis Miami turėjo daug problemų su būtent metimų pasirinkimais. Tas pats ir liko. Ir tada tu pasižiūri mažesnė aikštė, tu pasižiūri kibesnę gynybą, kibesnę perimetro gynybą. Nubiesa žino, kaip jam čia seksis. Tai aš sutinku, kad nenuteikia optimistiškai. Tiesiog mintis palauk. Man nepatinka, kad, tarkim, jis yra undersize'nis vis tiek gynėjas. Man dar nepatinka, kad jis neturi reikiamo galbūt kažkokio tai įspūdingo greičio, kas galėtų duoti mažesnė aikštelė, didesnę naudą prieš kibesnę gynybą. Jis to neturi. Vongas yra niekas NBA, absoliučiai niekas. 55 šaukimas, G lygos žaidėjas, kurių yra milijonas, jis atvažiuoja, kažką gal parodė. Gal čiuvakas stovės tvirtai ant žemės, darys tai, ką reikia, nedarys nesąmonių, nemėtis po 10 metimų. Čia mano tokia viltis yra iš jo, kad jis nežaistų, ne šiaip jis juodąją skylę vadinamas, čia nėra ką norėti. Jo usage reitingas G lygos komandoje Salt Lake City 30 keli procentai. Tai vadinasi, kas trečią atakas išbaiginėja, tai jisai vienas ten žaidė. Tai aš žiūrėjau Salt Lake City, man nepatiko jo kūno kalba ant suolo kai kuriais atvejais, jis labai daug frustracijos, kažkada sudinant suolą jisai pyko, nors ten komanda laiminėjo 20 taškų jisai pyko, vadinasi, jam statistika labai svarbi, jeigu 20 taškų komandai pirmajam tu sėdi ant suolo ir pyksti, vadinasi, tau rūpi skaičiai, ne? Kitas dalykas, aikšteliai pastangos labai nulinės, prūštvaras nelenda, kliūna, griūna. Gal čia G lygos dalykai, gal treneris neakcentuoja lys prūštvaras, nežinau. Čia būtų aišku keista, bet tiesiog yra daug dalykų. Po kontakto, bijo kontaktų, liaunas kūnas, veržysi po krepšių, tarkim, jo highlightų žiūrint, kurie yra, tai jisai su kontaktu 1, 2, 3 žiūrint rungtynės, kontaktas, bum, ant žemės, kontaktas, bum, nepataiko, kontaktas, bum, 3 metrai užrybį. Tai gal galia procentus pasižiūri pataikymą, ar tu supranti, kad ta realizacija užsibaigimas nėra. Nesirūpint savo statistiką G lygoje yra labai sunku. Taip, bet žinai, vis dėlto reikia nuo Frantisko nuimti, ar jisai dabar geresnis už Lekavičių, pažiūrėsim, man kyla klausimas. Geresnis nei Tomas Dimša? Irgi kyla klausimas, ne? Tai man keli tokie epizodai, ir jisai tikrai geresnis už tuos, kuriuos jisai užsodins, vienas į Saragosą, kitas ant suolo. Tai šitie klausimai didžiausi.